Ai, nu, kaip šalta. Toliau, aš filmuoju. Nu gerai. 130 kvadratų dengiamo ploto. 2 terasos. Viena 2 zonų, kita 1. 5 revizijos. Visas perimetras LED apšvietimas. 3 laiptų zonos. 1, 2, 3 ir anoj terasai. Įstiklinimas abiejose terasose. Šitoj berėmė sistema, ten rėminė sistema. Tokios sudėtingos, įdomios terasos turi 2 labai džiugius momentus. Čia lygiai taip pat kaip su mašina. Džiaugiesi 2 kartus. Nupirkęs ir pardavęs. Tai su tokiais projektais džiugus momentai taip pat yra 2. Viena, kai tavo sąskaita įkrenta avansiniai pinigai, supranti, kad viskas jau. Ir antras, kai įsuki paskutinį varžtą ir gali pasakyti finito! Taigi, bičiuliai, finito šito projekto apžvalga. Kągi, pradėkime nuo terasos konfiguracijos. Tai buvo viskas jau labai paprasta, nes buvo architekto nupiešta ir mums reikėjo išlaikyti šitą formą. Bet užsakovai papildomai sako, Sauliau, nori užsidengti šitą ir šitą šonus stiklais tam, nes čia mes turim vyraujančią vėją iš tos pusės. Tai stiklai tam, kad nepūstų, nes čia šitoje vietoje mes numatę kamado, lauko virtuvę ir čia bus pagrindinė pasisėdėjimo vieta. Šitoje vietoje pakankamai gili diskusija vyko su tuo. Žiūrėkit, aš noriu daryti stiklinimą, tai kur aš? Arba turiu daryti su parapeto kraštu, arba su kolonu. Bet žiūrėkit, kas gaunasi. Aš einu pagal parapeto viršų, aš įsimušu į langą. Ką tokiu atveju daryti? Koloną statyti? Pastatai koloną, vėl čia plyšiai, vėl papildo darinėjimai. Sprendimas buvo tai, kad mes nuo parapeto turim padaryti mini stoginę, kuri gausi 40 cm viso labo dydžio, tam, kad tą pasidaryti senelę ir tarp kolonų suformuoti nišą, kur bus galima įdėti stiklą. Tai čia bus stumdoma sistemos dalis, čia stacionarė ir tada tarp kolonų mes vėl dedam stumdomą sistemą ir gauna tai, ko užsakovai norėjo. Antras pageidavimas šių namų šeimininkės buvo, aš noriu augalavietės. Tikrai, čia labai graži idėja, graži mintis, nes mes turim pagrindinę migracinę zoną, kur yra įėjimas į pagrindinę, ir mes turim tą pietų pasisėdėjimo zoną. Ir kai mes turim labai ilgą terasą, labai gražu, į vidurį komponuotą augalavietę, kuri atskiria šitas zonas. Tai vat, noras buvo daryti čia, tik sako, nežinau kokio pločio, o ilgį greičiausiai reikia daryti pagal langą. Taip, sakom, pagal langą. O patį apipavidalinimą, tai aš pasiūliau klasikinį milbordo variantą, kas mums gražiausia pasiteisina, tai yra lenta šiek tiek iškelta. Laiptų zonos. Mes turim pagrindinį išėjimą 30 cm aukštis. Reiškia, mes turime idealų aukštį 15 cm. Darom čia laiptą, plotis lygiai su trinkelėm, nes mes jau trinkelės turėjom. Kitas momentas, va šitas sprendimas, tai buvo mano siūlymas. Žiūrėkit, sakau, čia jūsų pagrindinė zona bus, poilsis, visa kita. Ir čia lakstys jūsų ranukai ir vaikai ir tikrai bus daug intensyvaus veiksmo. Pasidarom per vidurį laiptą. Ir trečias išėjimas šitoje terasą, mes, sakot, čia yra pagrindinė automobilių stovėjimo vieta, mes atėję greičiausiai eisim šičia. Sakau, gerai, padarom ir čia laiptą. Koks laipto plotis turi būti? Šitoje vietoje dažniausiai, aš kaip sakau, fi. 1/3. Ne, graiko romėno buvo toks fi, tai yra aukso vidurys. 1/3 proporcija pagal bendrą ilgį yra pats gražiausias matmuo. Tai šiuo atveju mes taip ir pasiūlėm. Į priekį pagal projektą taip pat buvo numatyta 5,20, bet šitoje vietoje mes vertinam ir tai, kad mes turim koloną, mes turim lietvamzdį, kuris nueina ir mes turim pravalą. Ir mūsų karkasas neturi užlipti ant pravalos, plus mes turėdami konkrečią lentą, mes jau turim įsivertinti, kad terasa nebūtų per ilga ir kad man nebūtų kažkokių trumpų nupjovimų arba didelį neefektyvaus medžiagų išnaudojimo. Šitoj terasai viskas buvo paprasčiau. Tai yra, mums reikia laipto, tai klausimas buvo, kokio pločio daryti. Sakau, kadangi mes einam su stoginė, tai reiškia, mūsų laiptas turi būti per visą plotį. Nebus pusinė ir čia kažkas. Juolab, kad čia buvo sudėtos trinkelės, tai kaip ir sprendimas buvo priimtas. Toliau, į priekį ir iš galą, nulipimo, kaip ir sako, nereikia, nes čia bus pagrindinis išėjimas, plus įėjimas iš pagrindinės svetainės. Lentos pasirinkimas. Čia, kai atvažiavau, buvo didelis būrys draugų, nuo jaunimo iki senimo. Bet visų nuomonė ir visų reikalavimas lentai buvo toks pat. Nenorim alyvuoti, nenorim prižiūrėti ir norim padarėm ir pamirštam.
Todėl visi žiūrėjo į nulinio gerimumo ir premium klasės lentas. Tai yra, prie šitos sienos buvo išrikiuota Trexas, Silvadekas, Milbordo, bet pirmiausia visi orientavosi į fasadą ir vyravo tamsia atspalviai. Pilkas, rudas ir panašiai. Šitos lentos Golden Oak pirminė pasirinkė net nebuvo. Aš tyliai sakau, žiūrėkit, aš jums dabar įnešiu biskį chaos. Pastačiau šitą lentą, visi žiūrėjo ir visų reakcija buvo vienoda. Ne, kaip prie tokio tamsus fasadas šviesi lenta? Ne. Visi sakė ne. Sakau, dabar palaukit, išklausykit mano argumentus. Šviesi lenta, šviesesnė terasa, jaukesnė, erdvesnė. Antras dalykas, mažiau matosi dulkės, pas jūs pušynai, miškai aplinkui, kiekvieną pavasarį turėsi bėdą su tamsesnė lenta. Toliau, pietinė pusė, kraštas tikrai kais. Ir galiausiai aš atsiverčiau savo portfolio ir sakau, žiūrėkit, tamsus fasadas, tamsi lenta. Ir pasilyginkit, tamsus fasadas, šviesi lenta. 1, 2, 3 projektas. Ir visi jo sako, šitas yra gražiau. Plius galiausiai sakau, kokia danga pas jūs svetainė? Ąžuolas. Panašu. Sakau, jūs be viso to dar turėsit vientisumą iš svetainės išeidami į terasą. Ir kaip matot, visi vienbalsiai sakė, laikas, gerai kalbi, važiuojam su Golden Oak. Kągi, išdiskutavom konfiguraciją, išsirinkom lentą. Darom vizualizaciją. Padariau? Ar tai yra tai, ko jūs norit? Taip, sako Saulius. Labai gerai. Darom tokį variantą. Bet šitoje vietoje biškį norėčiau stabtelti ir detaliau įsiplėsti, nes turėdami vizualizaciją mes darom gamybinę dalį. Tai yra, aš kompiuterį pasidarau visą šitą terasą ir turėdamas tą, aš skaičiuoju detalę sąmatą. Iki varščiukų, kiek tai kainuos. Per paskutinį pusmetį į mane kreipiasi pakankamai daug užsakovų, kurie investuoja į brangias terasinės medžiagas, paima meistrus, kurie nėra dirbę su tom medžiagom ir tada ateina laikas, kai sako, Sauliau, jaučiu, kad kažkas ne pagal planą vyksta. Ir ką aš tokiais dažnais atvejais randu? Paskutinė istorija. Žmonės darosi Milbordo terasą, nusipirkę medžiagas, 135 dengiamo plotų. Sako, Sauliau, kažkas ne pagal planą. Pažiūrėjau, tai yra, sakau, pušies braižas, pušies specifika. Tai, ką matau iš karkaso ar visų kitų dalykų, viskas. Sako, Sauliau, kiek kainuotų, jeigu tu atvažiuotum ir padarytum, sako, savo filosofiją ir taip, kaip tu, kokybiškai, kaip tu nori. Grįžtu namo, pasidarau išklotinę pagal visus duotus brėžinius ir pasirodo, kad yra 135 dengiamo ploto, bet lentų nupirkta 180 kvadratų, kad galėtų uždengti. Aš skambinu ir klausiu, 45 kvadratai, kam jūs tiek medžiagų nupirkot? Čia dar kažkokia terasa bus? Ne, sako. Sakau, tai dabar palaukit, o iš kur jūs tuos skaičius ėmėt? Kodėl jūs tiek pirkot? Sako, vadybininkas tiek suskaičiavo. Įdomiausia šito istorijoje tai, kad paėmė skaičius pirminio vadybininko, toliau pirkimas buvo iš kito tiekėjo, o medžiagų lieka 40 kvadratų Milbordo. Tie, kas žinot, kiek kvadratas kainuoja, suprasit, kad greičiausiai likutis yra didesnis negu 90% iš vis Lietuvos terasų biudžeto. Dėl ko aš darausi detalius gamybinius, žiūrėkit, šitas sudūrimas buvo parinktas taip, kad neatsitiktinai šičia. Aš turėjau sudūrį, gabalas lentos plus sveika lenta išeiti į reikiamą ilgį. Šito sudūrimo vieta parinkta taip, kad šitas gabalas būtų 118. Tai yra iš vieno 360 aš galėčiau pasidaryti 3 gabalus. 5 cm į čia, man 3 gabalai neišeina, gaunasi 2 ir padaręs sujudimą būtent šičia, aš sutaupau 2,5 kvadratų. Toliau, vazonas. Aš vazoną neišcentravęs, kai buvo pradžioje, sako, darom per centrą. Sakau, davai pasistumėm čia ir kas gaunasi? Šitą zoną mes turim be sudūrimų, bet tas likutis, kuris lieka iš šitų dviejų, labai šauniai atgula šičia. Tokiu būdu mes sutaupom 3,5-4 kvadratų. Tai yra sutaupom daugiau, negu jūs man sumokėsit už visą šitą konsultaciją, už vizualizaciją ir detalę sąmatą. Negana to, padarius visą šitą terasą, mūsų atraižos ir likučiai tilpo į 4 ar 5 maišus. Visos atraižos, kur liko į točkę
ir plus lentų siaurinimų. Tai faktiškai ir 2 sveikos lentos. Tai faktiškai mes kaip skaičiavom teoriškai, kiek reikės lentų, lygiai į tą patį likutį ir išėjom. Detalus gamybinis. Užsakovai leidžia sutaupyti medžiagoms. Man jokių improvizacijų atvažiavus dirbti. Tai yra, aš atvažiuoju su aiškiu planu. Techniniai dalykai. Šitoj terasai buvo naudojami sraigtiniai poliai, 3 net ilgių. 1,40 m prie pat sienos pirmą eilę. 1,40 m dėl to, kad šitas krantas buvo vieta biški sujudinta. Toliau, 1,20 m pagrindinė erdvė. Plius, mes apačioje turėjom nuvažiuojant į žemyn reljefą. Pačią išorę sriegiam su 1,60 m ilgio poliais. Terasiniai. 68 mm skersmens, bet 1,60 m ilgio. Sakot, negirdėtas tandemas? MDS turi dabar ir tokias polius. Karkasas, nešantis, aliuminis, 40-60, laikantisis, 35-50 ir dar trečias sluoksnis ProPlast, arba mes naudojam kartais polietileną, kai Milbordo logistika sustreikuoja ir atvažiuoja kur kas vėliau. Pagrindinis plotas aliuminio karkaso tarpusavį kniedyta per aliuminius kampus nerūdinčio plieno kniedėm, pats perimetras, laiptai visi virinti. Trečias ProPlast sluoksnis yra privirintas irgi nerūdinčio plieno sraigtais. Kam trečias sluoksnis yra reikalingas? Vienas dalykas, Milbordas pakankamai trapus ir jo tvirtinimas yra sraigtais. Į aliuminį tu labai apsiribotum savo tvirtinimo taškų yra, tai yra problema, ypatingai turint didelį plotą. Plius trečias sluoksnis kompensuoja temperatūrinės deformacijas, nes aliuminio ir Milbordo yra pakankamai skirtingas elgesys kintant temperatūrai. Tai šitas polietilenas kompensuoja šitos dalykus, plius tai yra medžiagos, kurios kaip ir Milbordas 25-30 metų tikrai atlaikys. Nuolydžiai. Ar reikalingi terasai po stogu nuolydžiai? Ir taip, ir ne. Jeigu turėtume tuščią vidurį lentą, nuolydžiai privalo būti bet kokiu atveju, nežiūrint į tai, kad mes turim vieną terasą su pilna stoginė ir stumdoma sistema. Šičia po lietaus iki pusė terasos yra šlapia. Tai nuolydžius, aš kaip sakau, geriau šitoje vietoje padaryti. Aišku, čia mus šiek tiek apribojo, tai yra tam gale yra stiklinimas, ta zona yra be nuolydžio. Šičia mes turim laiptą, plus mes papildomai įrengėm karkasą. Šitoje vietoje tarp kolonų, plus yra galimybė sujungti su ta, jeigu ateityje žmonės norėtų užsidaryti ir šitą kampą. Taip dažniausiai būna kokia 80% atvejų, kai žmonės pradeda gyventi ir supranta, kad vėjas pučia ne vien iš tos pusės, bet būna, kad ir iš tenais. Šitą galimybę šitoje terasoje mes numatėme. O nuo šičia mes jau 2 metrus terasą lenkiam žemyn, tam, kad nuo pagrindinio įėjimo vanduo užlėjus nubėgtų. Tai va šitoj zonoje terasa yra su nuolydžiu nuo vidurio, o ten yra be nuolydžio. Dar vienas momentas, kur mums reikėjo priimti kažkokį sprendimą, tai yra kokio aukščio padaryti terasą. Nes, kaip matot, čia yra aukščiau negu šičia. Tokį sprendimą mes priėmėm dėl to, kad čia greičiausiai prieis trinkelės, bent užsakovas taip dabar nori. Tai jeigu mes paliksim kažkokį aukštį, ar trinkelis tai ateis, nes mes žinom, kad anam gale yra apie 1,5 cm žemiau negu šičia. Su kokiais jis nuolydžiai eis, mes vėlgi nežinom. O jeigu jam reikės įkišinėti kaip šitoj terasai, tikrai gerai nepadarys. Tai mes vis dėlto priėmėm sprendimą nuleisti maksimaliai kiek galima lentą žemyn ir trinkelę tada atremti į šitą. Tada trinkelės tikrai nebirs, nesės. Dėl to mes terasos aukštį padarom šiek tiek didesnį negu numatomas trinkelio aukštis. Pirmoji lenta buvo štai čia. Dabar jinai nėra visiškai statmuo nuo mūsų cokolio, bet tas nėra šiek tiek, yra 4 mm. Tai mes jos nepjausim, tiesiog šiek tiek biškiai atitraukiam, ten paspaudėm artin sienos. Tai va, nuo čia įsidėjom pirmą lentą, jos visiškai nepjovė ir nuo jos 19 metrų, kaip duos Dievas. Ir šiuo atveju mums Fortuna labai pasisekė, nes šitą lentą mums reikėjo prisiaurinti viso labo 5 mm. Tai šį kartą mes gavom visišką feng shui. Sveika lenta vienam gale, sveika lenta kitam gale. Šitoje mažoje terasoje mes turėjom stoginę ir stoginės plotis buvo paskaičiuotas sveikomis lentomis. Bet
Milbordas yra tokia lenta, kurios kiekviena lenta gali svyruoti 2-3 mm. Tu niekad nežinai, kaip tu išeis. Dėl to mes pradedam dėti lentas stoginėse nuo centro. Jeigu mes turim lyginį skaičių lentų, mes pradedam nuo vidurio kolonos čia. Jeigu mes turim nelyginį, centruojam lentą su centrinė kolona. Ir einam į šonus. Ir šitokiu būdu šitą lentą mes prisiaurinam 20 mm, o į aną pusę atėję 7 ar 8 mm. Matot, tas pats atstumas, skirtingas siaurinimas. Tai vat milbordas yra galvosūkis, visada nežinai, ką turėsi. Ką, pakalbėkime apie šios dalies stiklinimą. Tai yra tą dalyką, kurio dabar kol kas nėra, bet po mėnesį jis atsidurs. Šitam gale buvo pasirinktas berėmės stiklinimas. Kodėl berėmės? Nes šitoje vietoje pagrindinis reikalavimas buvo, kad saugotų nuo vėjo. Berėmės yra kur kas gražiau, nes tau neužstoja vaizdo, o nuo vėjo puikiai apsaugo. Plius kitas elementas, čia mes turim 4 metrai. Jeigu Gardenis būtų daręs rėminę sistemą, čia jau būtų reikėjo statyti 14x14, stora kolona. Užsakovas sakė, ne, man davai kažkaip sutalpina 11x11. Berėmė sistema leidžia sutalpinti su šita kolona. Šitoj terasai pagrindinis reikalavimas buvo sandarumas ir šiluma. Nes čia jauna šeimyna ir sako, aš čia tikrai rudenį ir pavasarį sėdėsiu. Rėminė sistema yra kur kas sandaresnė. Plius pigesnė, nes yra plonesnis stiklas. Tai va šitoj stoginiai pasirinkta būtų šitas variantas. Kolonos 11x11, nes čia plotis yra plačiausia 3,20, užtenka 3 varčių. Čia bus naudojama įleista sistema. Bėgeliai bus įleisti. Ar to reikia? Daug kas sakytumėt ir daugelis gamintojų taip daro, deda ant terasinių lentų ir viskas. Šiuo atveju žiūrėkit, bus stiklas, vanduo bėga nuo jų ir išbėga tiesiai ant lentos. Kadangi esant stiklinimo didžiojo dauguma terasų yra be nuolydžių, tas vanduo šauniai bėga į vidų. Šiuo atveju mes turime milbordą, jam tai nėra, ta drėgmė nėra problema, bet jeigu tai yra paprasta pušelė, jūs pasidarot savo achilo kulną. Tai va, kad šito išvengti, aš visada sakau, žiūrėkit, geriau darykim įleistą, jums einant neklius koja, vanduo nuo stiklų gražiai nubėgs ant karkaso ir nueis žemyn ir jokia drėgmė neis į apačią. Vien šitose terasose, žiūrėkit, tai yra 3 profiliai, kuriuos mes naudojam apskritai šitam objektui. Rėminė ir berėmė sistema. Jų pločiai yra skirtingi ir šitą turėjau įvertinti. Plius, kai yra berėmė sistema, 3 varčios ir 4. Vėl skiriasi pločiai, kiek tau reikia išpjauti. Nežinant šitų dalykų, labai lengvai gali prisiskaldyti malkų. Todėl aš visada ateinu su partneriais, kurių produkciją puikiai pažįstu, pats kuruoju šituos sprendimus, užsakovo noras, tam, kad galėtume susiderinti ir rezultatas būtų toks, kokį apkalbėjom su užsakovais. Aišku, tie suleisti sprendimai, tai yra daugiau kruopštumo, ilgesnis darbas, ir natūralu, kad tai yra brangesnis sprendimas. Elektros sprendimai šitom terasui. Kadangi mes turim didelę augalavietę, iškart sakė, čia turi būti apšvietimas. Laidas apšvietimai. Toliau, visas perimetras. Sakė Sauliau, kadangi modernus dizainas, norim, kad būtų išvedėm 5 išvedimo taškus, prisijung prie šičio. Toliau, valdymas bus dimeriuojamas, perimetras su vazonu. Pašviesėjo perimetras, pašviesėjo šičio. Toliau, papildoma rozetė, girliandai. Tiesa, kam ieškot lauko antracitinės spalvos rozetės, labai fainas reikalas yra Legrand. Lauko skirtos rozetės, aišku, jeigu jos yra leidžiamas, IP55. Nu, tai, kaip sakau, jau vandens negalėsi ant jų pilti. Ir visa elektros komutacija yra štai čia. Trūkį mes panaudojom kaip revizinės terasos dangtį, padarėm aliuminį karkasą, įdėjom ir va šičia sueina visi maitinimas, ledlaidai, plus visas valdymas bus čia ir užsakovo noras, kad tai būtų pulteliais. Taip, aš galėčiau viską valdyti pultelių pagalba. Kas liečia ledinio apšvietimo, tai mūsų misija yra taip. Imam rėminančią lentą, kuri turi kraštą, išfrezuojam grevelį ir įstatom vadinamai X profilį, tai yra jo matmenys yra 12x8 mm, standartinė su spalvo juoda, anoduota ir pilka.
Ir išvedam laidus. Va, plus laidus, kadangi laidai išeina ant lentų sujungimo ir mes juos klyjuojam, tam, kad klijai nesustengtų, dar mes į kembriko vamzdelį įdedam. Taip, visi mazgai, kad galėtų elektrikas išsitampyti. O jeigu jau prekalbam apie revizijas, tai pamenat, sakiau, kad mano visos lietvamzdžiai turi pravalas. Ir kiekviena pravala turi taip pat savo revizinį dangtelį. Antra lenta nuo šičio, kur gali įkišti ranką ir išsivalyti. Tai va, revizija čia, dar papildomas 3 revizijos prie kitų kolonų. Šitoj terasai pirmiausia pravala buvo štai šitoj vietoj čia. Ir pagal terasos konfiguraciją net negalėjo atsidarinėti. Mes tiesiog sakom, gal padarom taip. Vamzdis eina po terasą, o reviziją padarom už terasos ribų ir galėsi bet kada prie jos prieiti. Vizualiai nebus kažkas labai baisaus, bet funkcionalumo atžvilgiu bus labai patogu. Nu ir pabaigai. Nekartą aš jau sakiau, kad mes savo užsakovom suteikiam ramybę. Tai yra, mes padedam jiem išgryninti, kokia turi būti vizija ir toliau visos logistiniai, organizaciniai, visi rūpesčiai yra mūsų bėdos. Su užsakovu mes buvom susitikę tik vieną kartą, pirmos konsultacijos metu. Toliau jisai važiavo po pasaulį, žinau, Amerika, Afrika, Lietuva. Taip, mums ir daugiau keliai mūsų ir nesusitiko, bet aš po kiekvieno etapo jam darydavau video, sakydavau, žiūrėk, šitą mazgę yra klausimas, kurį reikia įspręsti. Sprendimas galimas toks ir anoks. Ką darom? Ir tokiu būdu užsakovas dirbo savo darbą, aš dirbu savo, o rezultatas džiugina abudu. Net neabejoju, kad daugelis iš jūsų šitą informaciją buvo naudinga ir net neabejoju, kad iš šito objekto tikrai bus dar vienas video, nes tai, ką mes padarom ir paliekam, ir tai, kas yra po metų, tai yra 2 skirtingi dalykai. Netikėt? Paspaudžiam laikus ir aš jūs dabar įtikinsiu.